ūkio finansų valdymas, trumpalaikių ir ilgalaikių įsipareigojimų įtaka veiklos rezultatams, auksinė balanso taisyklė. Tai ir dar daugiau paslapčių atskleidžiama ūkininkams ekonominių kompetencijų mokymuose. Ūkininkavimas jau pripažįstamas kaip verslas, todėl keičiasi visuomenės požiūris į žemdirbius, o žemdirbiai vis labiau gilinasi į dalykus, be kurių neapsieina nei vienas kitas verslas. Jei prieš 10 metį atrodė neįveikiami ūkio buhalterinės apskaitos vingiai, tai šiandien ūkininkai mokosi, kaip apskaitos duomenis panaudoti ūkio vystymui, ekonominės veiklos analizei, teisingoms ir pagristoms investicijoms. Ekonominės žinias ūkininkai gilina Lyder ir žemdirbių mokymo metodikos centro bei Aleksandro Stulginskio universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto rengiamuose ekonominių kompetencijų ugdymo mokymuose. Pasak lektorės profesorės Neringos Tončiuvienės, į Šėtą jį važiavo neplanuotai, bet toks nukrypimas nuo grafiko jai malonus dėl to, kad patys žemdirbiai buvo šių kursų iniciatoriai. Ūkininkai labai smalsūs šituose klausimuose, jiems labai įdomu, nes iš tikrųjų žemės ūkio rizika yra labai didelė. Finansų valdymo kursuose mes kalbam apie visokią riziką ir apie tą kasdienę, taip galima pavadinti, riziką, su kuria jie susiduria kiekvieną dieną. Ir apie tą riziką, kurią jie galėtų prisimti ir patirti tokiu atveju, jeigu jiem atsirastų laisvų piniginių lėšų ir jie jau galėtų investuoti ir už ūkio ribų ir iš šalies. Taip, kad jų susidomėjimas yra mums visiškai suprantamas ir labai džiaugiamės. Ūkininkavimas specifinis verslas ne tik dėl to, kad didelį įtaką daro gamta. Dažnai ūkininkai yra ne tik žemės ūkio produkcijos gamintojai, bet ir savo produkcijos vartotojai. Todėl jiems svarbu suprasti ir valdyti apskaitoje sukauptą informaciją. Tam reikalingos ekonominės žinios. Kada ta produkcija yra naudojama ūkininko kaip jo darbo užmokestis, nes darbo užmokesčio jie negauna. Ir visą tai turi atsispindėti apskaitoje ir visą šitą informaciją reikia gebėti valdyti. Ir iš to, kaip ateina pinigų srautai, tas ypatumai būtent jie ir atsispindi. Ir finansinė skaitomybė ir jos duomenų panaudojimai. Taip kad verslas savo sudėtingumu, jisai pats savaime sukelia sąlygas ir visam kitiem ekonominiam reiškiniam ir ekonominės informacijos valdymui. Ekonominių kompetencijų mokymuose ūkininkams padedama išsiaiškinti, kokį veiklos rezultatą jie gavo ir kaip jį panaudoti. Žemdirbiams būtina suprasti duomenis, kuriuos jie sukaupia kasdienėje veikloje, išmokti juos analizuoti ir daryti išvadas. Edita Čerkauskienė yra Šėtos seniūnijos žemės ūkio specialistė, tvarko savo vyro ūkio dokumentaciją. Ji gerai žino apie tokių mokymų poreikį ne tik iš asmeninės patirties. Kasdien susitikdama su kitais seniūnijos ūkininkais, sulaukia daug prašymų organizuoti kursus seniūnijoje. Labai įdomu sužinoti ir naujoves, ir tai, kas iš tikrųjų vyksta, ir informacijos įdomu. Ar tikrai mes dirbam, ar teisingai dirbam. Ieškome kursų. Važiuojame patys tiesiogiai, prašome ir labai džiugu, kad tiek daug norinčių ir šitaip dirba. Ir jie bėgte subėgo tiesiog čia visi. Sužinoja, kas iš spaudos, aš pati buvau iniciatorė, tai irgi daug pakalbinau, bet sakau, visi pažiūrėkit nori. Ir vyksta darbas kursuose. Tikrai jie labai reikalingi. Ką naujo išgirdote šiandieninėse kursuose? Buvo tai, kas jūs nustebino, ar galbūt sužinojote tai, ko ilgai ieškojote? Geri kursai, gerai dėstė. Mes jau ne pirmą kartą šituose kursuose, prieš porą metų visą savaitę mes mokėmės. Ir aš, kai dirbu savo ūkio apskaitoje ir sekant tuos visus vyriausybinius nutarimus, tai ten tokie smulkesnių rodiklėlių, kurių ūkyje ne visi vedam, ne visiems galbūt būtina, bet įdomu sužinoti ir tuos smulkius rodiklius apie savo ūkį. Pas mane labas žemės ūkio veiklos skaitas. Aišku, žiūrė, aš ir derinu su savo finansininku. Visos tas subtilybės, visos tos smulkmenos ir visos tos įstatyminės ten bazės, tai finansininkė. O taip bendra situacija, tai vis tiek turiu kontroliuoti. Kaip sekasi jums ūkininkauti? Kokia ta ekonominė ūkio situacija yra?
Nu, ūkininkauti sekasi tai neblogai, bet tik tai, valdžia biški čia su savo tais pakeitimais įstatymų. Šiaip pas mane ekologinis ūkis pagrindinė buvo, tai daug visokių pakeitimų, dabar kaip ir tokių iškyla tokių sunkumų. Aš šiaip tai nieko, normaliai. Bet oras būtų geras, sąlygos būtų geras. Finansų valdymas – viena iš ekonominių kompetencijų sričių. Finansinės ataskaitos duomenys gali daug pasakyti apie ūkio gyvybingumą ir galimybes padėti ūkininkai išlaviruoti sudėtingoje ekonominėje situacijoje. Vedate ekonominių kompetencijų mokymus. Pastebite, kaip keičiasi ūkininkų požiūris būtent į šitos dalykus ir ko jiems labiausiai reikia? Labai. Kadangi mes daugiausiai, ne aš viena, bet ir kolegos, mes daugiausiai ekonominės kompetencijos, būtent žinių srautus jiems nešam. Tai iš tikrųjų, kas pastebima yra tai, kad ūkininkas nebesako, kad man reikia sėti, man reikia pjauti, o ką gausiu čia tam rezultatė, aš ir pats galiu mintinai pasakyti. Jiems jau įdomu ir koks tas rezultatas, kaip jisai gavosi, kaip jį apskaičiuoti tą rezultatą, iš ko jisai susideda. Netgi, sakykime, išgirstu tokių klausimų, kaip, o paaiškinkit, kodėl tas rodiklis taip pavadintas. Juk mano supratimu jo esmė yra netokia. Tai, žinokit, širdis džiaugiasi, kada bendrauju su ūkininkais ir kada gali išgirsti jų, pamatyti jų tą susidomėjimą ir tą, iš tikrųjų, kvalifikacijos kėlimą. Į ką labiausiai reiktų kreipti dėmesį, ko galbūt nepraleisti jau jokiais būdais, analizuojant savo ūkio ekonominę veiklą, finansų srautus, investicijas, planuojant? Aš sakyčiau, kad pirmiausia reikia suvokti, kad negalime žiūrėti vieni pinigus arba vieni pelno sumą. Ir tas yra svarbu. Ir iš tikrųjų tam, kad galėtumėm pelningai dirbti, mums reikalingi pinigai ir reikia sugebėti juos užsidirbti. Iš kitos pusės nebus pelno, nebus ir pinigų. Tai va tas teisingas ir tikslingas pinigų panaudojimas, jisai užtikrina tolesnę ateitį ir, aišku, teisingai pasirinktos investicijos. Taip kaip mes šiandien juokavom, kad neverta pirkti brangų traktorių, todėl kad kaimynas nusipirko. Reikia galvoti, kokią naudą iš to traktoriaus turėsime. Apskaita dėl apskaitos nereikalinga. Svarbiausia – išmokti analizuoti turimus duomenis ir mokėti juos panaudoti. Ekonominių kompetencijų ugdymo mokymai pagal lyder ir žemdirbių mokymo metodikos centro projektą ekonominės veiklos kompetencijų ugdymas seniūnijose vyks iki vasaros, todėl pasigendantiems ekonominių žinių reikėtų suskubti. Vyksiančių mokymų tvarkaraštį galima rasti lyder ir žemdirbių mokymo metodikos centro tinklapyje.